nuskambėjo skambutis, kuris 12 metų kvietė į pamokas, pranešdavo apie pertraukas, kartais tikriausiai gelbėdavo nuo neparuoštų namų darbų, o kartais tiesiog skaičiavo mokyklinės dienas. Kad visos bendruomenės, su kuriomis jūs susidursite, ar tai būtų ugdymo įstaigos, ar tai būsimos darbovietės, kad tie žmonės, kurie kontaktuos su jumis pirmiausia, pasakytų, šiandien man buvo ypatinga diena. Svečiai, pedagogai, šiandien, kaip ir kasmet, mums čia turbūt kasmet, paskutinis skambutis, jums tikrai paskutinis, simbolinis skambutis. Tačiau jis yra ypatingas. Visada ši šventė yra kažko ypatinga. Ir aš savo patirties galiu pasakyti, kad tik po kurio laiko aš supratau, kaip faina buvo toj mokyklai. Ir jums linkiu su šiuo gyvenimo etapo pabaigimu iš šios gimnazijos įsinešti ne tik tai žinias, bet ir svajonės, draugystės, prisiminimus. Ir svarbiausia, buvimas savimi. Ačiū už suteiktą progą. Mėly abiturientai, brangūs tėveliai, pedagogai, svečiai. Man taip įdomiai, žinokit, nuskamba paskutinis skambutis šiais metais, taip pažvelgiant, kaip pavasario tas vaizdas. Paskutinis, o kartu nauja pradžia. Visada mūsų gyvenime būna įvykių, kurie yra savotiškai kaip slengstis. Ir kaip seniūnas dalinosi, kad jam buvo gera prisiminti ir dabar gera prisiminti mokyklos laikus. Aš sakyčiau, aš mokyklai būdamas visada svajojau, kad galėčiau išeiti iš mokyklos į platesnius vandenius. Ir tų svajonių linkiu kiekvienam jūsų turėti gyvenime. Ir kaip gerbiama vicemerė linkėjo, noriu taip pat jums linkėti, kad nepamirštumėt savo tapatybės. Medžiai augo, daug ko nesuprato ir gėrio neįvertino, net buvo per jauni. Dabar jau greit žengsit į savąjį gyvenimą, kuris jau nebetilps skambučio virpesį. Abiturientų tėvelių vardu dėkojame visam gimnazijos kolektyvui, pirmai mokytojai, auklėtojai, direktoriai, psichologijai, socialiniai pedagogijai, kiekvieno dalyko mokytojai, sekretoriai, bibliotekininkai, ūkvedžiai, valytojams, autobusų vairuotojams bei valgyklos darbuotojams ir visiems, kas šiuos 12 metų buvo kartu. Ačiū už mūsų vaikų ugdymą, palaikymą, padrąsinimą, sudrausminimą, už tai, kad išleisdami į mokyklą savo vaikus visada būdavome ramūs. Iš rasto laisvą lėšį, kaip mato visai buvo. Ką palikėtumėte prie to? Kadangi dabar visi viršų įma dirbtinis intelektas, tai kad dažniau įsijungia smegenų minutės, tai įsijungia čia.
rūpesio, skaičiuoti, piešti saulę lapo kamputyje. O šiandien jau stovim čia, paskutinį kartą kaip dvyliktokai. Suaugę, pasikeitę, su savo svajonėmis, prisiminimais ir istorijomis. Mokykla mums buvo daugiau nei pamokos. Čia išmokome draugauti, mylėti, klysti, atsiprašyti, tikėti savimi net tada, kai atrodė sunku. Ir nors labai norėtųsi sustabdyti šią akimirką, gyvenimas eina pirmyn. Po truputį užverčiame paskutinį mokyklinės vaikystės puslapį. Mes išėjome savais keliais. Kažkas kurs gyvenimą kitame mieste, kažkas išvažiuos svetur, kažkas dar ilgai ieškos savęs. Tačiau visus mus visada jungs viena vieta – mokykla. Nes čia liko mūsų vaikystė. Vaikystė. Ji prabėgo taip greitai, kad kartais atrodo, net nespėjome jos išgyventi. Atrodo, dar vakar skubėjome į pamokas, juokėmės koridoriuose ir skaičiavome minutės iki pertraukos. O šiandien jau stovime čia, paskutinį kartą kaip mokiniai. 12 metų ši mokykla tapo vieta, į kurią kasdien grįždavome ne tik dėl pamokų, bet ir dėl žmonių esančių šalia. Pirmosios mokytojos. Jūs kantriai rodėte, kaip iš raidžių gimsta žodžiai, o iš žodžių mūsų mintys. Niekada nesakėte